Sveiki gyvi, taip, čia Lietuvos ryto televizijoje laida Kas tu toks. Ar jūs galėtumėt vien pažiūrėjęs į žmogų pasakyti taip iškart, kas jis toks? Na, turbūt, kad ne, bet čia esantis kai kurie žmonės gali. Pristatau mūsų šį vakaro detektyvų komandą. Vienas iš detektyvų atvežęs vasaros pabaigoje garbingą dovaną į Lietuvą, nes jis ir visa komanda tapo Lietuvos veteranų vandensvydžio pasaulio čempionato vicečempionais. Artūras Zabauskas, turim vicečempioną. Taip, ir šalia su mokinukėm atsisveikinusi mokyklą jau pamiršusi studentaujanti studentė, kurią galite matyti ir televizoriaus ekrane, Irūna Puzaraitė. Šalia mano kolega iš kito kanalo, mėgstantis vest laidą vaikams, taip, ir pats vaiką ne vieną auginantis, kiek žinau, Žygimantas Takėnas. Dar viena dviejų, na niekad nieko nežinosi, vaikų mama Kristina Savickytė-Damanskienė. Tai ką, mėly detektyvai, tėčiai, mamos, pažaisim žaidimą ir šiandien vėl pakvietėme 3 puikius žmonės, iš kurių vieną pažįstat, na, su 2 to susipažinsit. Tai vieną iš tų 2, tikrai kol kas tikiuosi jums nematytų žmonių, noriu pakviesti į studiją. Pasirašykite, labą dieną. Vardu, pavardę, viską detektyvai nori žinot, bet neaišku, ar tai daug jiem pasakys apie mūsų svečią. Ir tuo mes spėliosime, kuo užsiima, kaip jau matote, Igoris. Taip, gal kas nors susipažįsta, Žygimantas taip galva, krypuoja ritmingai įrašymo taktą. Įrašymo taktą tik krypuoja, tik tiek neteko. Igoris jums gali parodyti šiokią tokią užuominą gestu. Ačiū už užuominą, Igoris, sėskit šalia, pažaisim. Na, ką, sėkmės jums ten linkėt. Laimėkim, galim surinkti 50 litų už kiekvieną, ne 5 litai, čia jūsų gyvybės. Ir be to, ką, nu, nesvarbu, matėte, noriu dar pasakyti šį bei tą daugiau. Igoris savo pomėgį apibūdina taip, tai liga, kurią užsikrėtęs irgi visą gyvenimą. Igoris, kaip ir daugelis, šią ligą užsikrėtė vaikystėje. Tokia yra užuomina ir visai netrukus žiūrovai pirmi sužinos, kas toks mūsų Igoris. Taip, laida Kas tu toks, yra manęs Igoris Osnač, kurio užsiėmimas kaip liga jau ir ta liga jis užsikrėtė vaikystėje ir detektyvai kol kas dar, na, taip žiūri, nelabai supranta. Mes kalbam apie žmogaus pomėgį. Tai va, pomėgį dabar ir bandysite atspėti, o žiūrovai jau mato ekrano pačioje, kuo užsiima Igoris Osnač, kai turi laisvo laiko. Igori, nuo kurio pradėsime žaidimą? Gal nuo pono Artūro? Tai ir pradedam nuo Artūro. Sakykit, ar jūsų tas pomėgis vyksta gamtoj? Taip. Ar yra taip, kad jūs to pomėgiu negalite užsiimti žiemą? Ne. Žiemą irgi galite užsimti, atsakymas ne, vadinasi ir žiemą, ir vasarą to pomėgį užsimti Igoris gali. Pirmi 5 litai. Irūna. Ar tas pomėgis yra jūsų kaip ir darbas kartu? Kaip ir darbas, na, kalbam apie pomėgį. Darbą Igoris turi kitą, bet su to pomėgiu darbas susijęs, tai sakykime, taip. Na taip, su pomėgiu darbas susijęs, tai galima vadinti ir pomėgiu, ir darbu per brūkšnelį. Tuo pomėgiu jūs užsiimate visiškai vienas? Taip. Ar tai susijęs su sportu? Ne. Va, su sportu ir nesusiję, Irūna. Dar vienas, ne, dar 5 litai paršelėje. Žygimantai, žaidžiam toliau. Ar užsiėmę tuo pomėgiu, jūs einate namo, nešini krepšelį to pomėgio vaisių? Taip. Bravo, geras klausimas. Žygimantai, į tą pusę. Ar reikia keltis anksti ryte? Tai vadinasi... Ne, nebūtinai. Ne. Vat reikia 5 litų, sakom, ne, nebūtinai keltis anksti ryte. Galima ir vakare to pomėgiu užsiimti. Kristina? Ponas Igori, ar jūsų tam pomėgiui reikalingas vandens telkinys? Taip. Ir ar jūs, reiškia, ar tam pomėgiui taip pat reikalingi tam tikri instrumentai? Taip. Gal kamuolys, kaip Artūro pomėgyje.
žaisti vandensvidį. Ar jūs pats, to pomėgio metu galite sušlapti? Galiu? O dabar tas krepšelis, kaip Žygis sakė, tas rezultatas pomėgio, ar jį galima nusipirkti šiaip parduotuvėje? Tokia prekybos centre. Taip, galima nusipirkti. Taip, Kristina. O jūs tą savo žuklės produktą, tą savo pomėgio produktą parduodat? Gal jo. Taip. Ir dabar tos Žuklės, taip. Taip. Ar jūs užsiemat žuklę? Spėja, Kristina, kad Igoris yra žvejys, tai yra spėjimas. Dar ir žvejys po 100, klausykite, tampam gal guvos? Nu, kad ne. Va ir ne, Kristina toliau nebežaidžia. Ir mes toliau vandens stichijoje, Artūro stichijoje, taip. Ar jūsų tas produktas, kur, kaip sakė Žygis, krepšelį nešate, ar jis yra valgomas? Ne. Galutinai dabar jau įsitikinot, kad su žuvimis ir žukle tai matyti nesusiję. Taigi dar viena 4 gyvybė užgeso ir Rūna žaidžiam. Gerai, tuomet tas jūsų pomėgis yra pavojingas sveikatai. Ne. Manau, kad gali gal net ir padėti sveikatai, jeigu, aišku, vanduo nelabai šalta. Žygimantai. Bet tai, ką jūs ištraukėte, įsideda į krepšelį ir nešate laimingas, yra gan vertingas. Taip. Ar būtinas didelis vandens telkinys, sakykime, jūra? Ne tai, kad ar būtinas, bet ar visa tai vyksta jūrai, jūsų pomėgis? Tiesiai klausia, taip ar jūrai tas pomėgis vyksta? Tiesiai atsakysiu, taip. Taip, jūroje, Žygimantai, bravo. Ar tas rezultatas, tas vertingas daiktas yra kieto pavydalo? Taip. Ar jį galime vadinti, reiškia, lietuviškuoju auksu? Gudriai, kaip išraitė Žygimantas, galima vadinti lietuviškuoju auksu? Galima. Taip, Žygimantai, galima. Ir netgi iš jo galima daryti karolius? Taip, galima. Tada aš nežinau. Žygimantai, turbūt laikas spėti. Kas yra mūsų Igoris? Tai pomėgis turbūt yra gintarų rinkimas. Nu. Ne. Bravo, mūsų detektyvai. Taip, šaunuoliai. Igoris turi lygą nuo vaikystės, renka gintarus. Ir ta lyga, gal kas nors iš jūsų irgi detektyvai, sirgot ar sergat? Prie jūros. Reguliariai, visi serga ją prie jūros. Prie jūros. Prie jūros tai tradicija. Jūs kada apsirgot, Igori? Vaikystėj. Kaip ir buvo minėta užuominoje. Taip. Ir sergu iki šiol. Jeigu dabar Ir dėl to esu tikrai man laimingas. atrodo trauks dabar grinuolį iš po Kokį stalo. didžiausią gintarą? Tai va dabar, jeigu didžiausius, kokius esat radę, Igori, tai ir galim parodyti, manau, mūsų Tai detektyvams pakalbėsime tos apie tos egzempliorius. krepšelius. Ne, apie tą Taip, ir krepšelį. va, krepšelis yra, Tas žiūrėk. krepšelis, kurį jūs turėjote omenyje, ne? Tai krepšelis irgi netuščias. Čia yra tų grinolių, apie kurios kalbėjom. Štai kokie grinuoliai. Tai bent grinuoliai. Ir kiek čia sveria maždaug 100? Gabaliukai. 200? 130-40. Nu, puikus egzemplioriai. Va, grinuoliai, gintarėliai, gintaro, aukso lietuviško pavyzdžiai rasti Jantarnai mieste, ar ne, Igori? Ne, jau neteko būti ten kasyklose, bet tai, patikėkit, turbūt nelabai įdomu. Daug įdomiau yra jūra. Ir nerinkti, ne, o būtent gaudyti. Gaudyti ir dabar va tą užuominą, taip didžiulis reikalas, gestu ten prie lentos galite ir parodyti, nes čia labai reikalas rimtas. Užuomina buvo, kaip matote, dabar jau su įrankiu, štai tokia, ar ne? Tai yra sietukas, jo pagalba yra gaudomas gintaras, taip? Taip. Taip, sirgote vaikystėje, sergat iki šiol, gaudot tuos gintarus ir minėjot, jog tai susiję ir su darbu. Taip, gaudau tos gintarus ir nesenai, prieš kelis metus tapau gydu ir sugalvojau tokią pramoginę pažintinę ekskursiją gintaro gaudimo paslaptis. Ir mielai papasakoju tos paslaptis, kaip gaudyti, kaip rinkti, kada reikia nuvažiuoti prie jūros, kokiose vietose. Tie gintariukai dažniausiai pasitaiko. Ko eina?
Taip, ant kokimba, jo, svarbiausia turėti reikia graibštą, aprangos, bet visų pirma, kol jūs neišmoksit šiokios tokios teorijos, taip, praktiškai irgi sudėtinga bus jums kažką tai Tai sugauti. kur jūs ras ten pajūry? Jūs kaip gintaras, ten dingęs galbūt jūros? Gyvenu Klaipėdoje, šiaip mane dažnai galima sutikti prie pat jūros, vedant ekskursijos. Raudona izoliacija čia apsukta, kad žinotumėt, už kurio galo imti, ar čia? Šiaip, kad matytų šalia stovintis gintaro gaudytojų, kad čia mano graibštas ir aš šalia esu. Kad netyčia neužgaučiau, kad orientuotųsi. Nes dažniausiai, kada gaudom gintarą, Naktį? laimė, kada pataikai vienas pats, ne toj vietoj ir gaudai. Bet iš karto jau kiti gintaro gaudytojai, jeigu pamato kažkas, tai ten aktyviai darbuojasi, jie ateina ir mes sustojam keli žmonės šalia. Būna ir 10 ir daugiau žmonių šalia, nes gintaras metamas tam tikroje erdvėje. Ir sustojam vienoje vietoje ir gaudom. Tai va, Na ir šiaip, jeigu matysit kad tai akį niekam netaužti. Jei matysit Igorį, taip, aš jūs jau gintaru noriu vadinti, matysit Igorį ir šitą graibštą raudonų galų, tai žinokit, toje vietoje meta gintarą. Aš noriu padovanoti mūsų laidos, ne auksą, bet sidabrą. Šiuo atveju, taip, tai uždirbti jūsų pinigai sidabrinėme paršelėje. Galėjom ir daugiau, bet detektyvai buvo gudrus. Šaunuoliai. Šaunuoliai. Ir norėčiau padovanoti po Jūratės ašarą ir Vyteniui. O, ir detektyvams. Taip, tik tai Jūratės ašaros. Jūs vadinat Lietuvos auksų pavadinot, čia labai teisingas pavadinimas, bet iš esmės čia Jūratės ašaros. Jo. O gintaro rūmų skeveldrų jau atvažiuokit į pajūrį, išmokysiu, kaip gaudyti ir ieškoti. aš galvoju, čia Žilvino kiaušiniai.